Labas rytas. Jo, vietelė bombinė vėl buvo. Aš labai mėgstu, kai taip gaunas, kad pasistatai tokiam atviram lauke. Tada labai gražiai matai saulėlydį arba saulėtekį. Plius taip greit nesutemsta. Ryte palapiniai greičiau pradedi galėti matyti savo akim. Matėt, buvo ten praėję ar pravažiavę ten biški žmonių. Bet nieks arčiau prie manęs neišdrįso prieiti. Va čia iš šitos gyvenvietės, kur dabar važiuoju, čia už kokį kilometriuko nuo mano mėgojimo vietos. Vakar biški girdėjęs garsų. Penktadienis vakar buvo, tai žmonės linksminos tikriausiai. O dabar aš važiuoju čia kažkur susirasiu, kur vandens prisipilti. Ir judėsiu link tokio paplūdimio upės. Tikiuosi išeiti išsimaudyti, nes jau reikia. Labai fainiai atrodo čia ta gyvenvietė, jaukiai. Labai. Tai praeitam video buvau užklausęs, ar mano žiūrovai mėgsta važinėti dviračiais, tai ačiū tiem, kurie atsakėt. Smagu, kad pasijungėt į tą tokį bendravimą. Smagu tokį ryšį palaikyti, kad ne tik aš kažką, žinai, čia postringau jum amžinai, bet ir kažką gaunu atgal. Tai dėkui jums. Taip pat, kas palaikinat, kas pasidalinat, tai paded mano kanalui po biškį judėti priekį. Pamenu kovo mėnesį, kai pradėjau aš šitą kelionę, tai turėjau maždaug apie 150 subscriberių. Bet va iki dabar jau kažkaip jūsų susirinko iki 500, gal 80 maždaug. Tai jau neblogas padidėjimas. Jau esu visai šalia savo pliažiuko, kuris, turėtų čia būti pliažiukas. Tai dabar žiūrėsim, ką aš čia rasiu. Labai tikiuosi, kad rasiu kažką gerą, nes taip išsimaudyčiau. Lidle buvau sustojęs apsipirkt biškį, užkandau vaisių, pasiėmiau pietukam ingredientų. Po maudynių gal išalksiu. Amba. Visai kažką žadančią viečkę radau ir visiškai žmonių nėra, tik tais vieną porelę praėjo. Einam pasižiūrėti, gal krančiuką geresnė. Čia man atrodo bus gerai. Visai atrodo gerai. Biški dumbliuko yra, bet gal nedaug visai. Einam kristi plapkės. Kaip gerai. Eina sau. Ten matai yra užtvanka. Dėl to čia srovės beveik nėra. Atrodo, kad iš vis nėra. Žinai, aš savo kojas matau. Ant kiek jaučiu geras vanduo.
kaifas. Pasaka. Net nesitikėjau, kad čia viskas taip gerai išsirutulios. Su maudynėm, su tokia vietelė, papietaut. Oras pagaliau pakenčiamos temperatūros. Galima minti ir dieną. Žirgeliai. Jodinėja. Dar žirgelių. O, kokie gražus visi. Eina savo. Vau, kaip gerai atrodo. Tarp žirgų važiuoju. Tokiais laukais. Eina savo. Wildlife. Turgus vyksta. Palei upę. Matai, jau susirinkinėjai viską. Pavėlavau į balių. O aš važiuoju link kepyklėlės.
nesimatė turbūt iš drono kadrų, bet tai ten ta mašina, kur pravažiavo, tai ten moteriškė tokia vairavo. Tai kad jinai užspitrė tą droną, galvoju, kas čia skraido, kas čia sek per musę paukštus. Tai juokinga buvo. O šiaip tai ką, turim jau vakariuką, 8 valandas, įkėliau video, pažiūrėjau UFC, o dabar atvėso, galima varyt, gražus vaizdai aplinkui. Pažiūrėkit, kokia faina večykė. Ir knygų skaityklą padaryta. Nice. Ir netgi parašyta, pirmą kartą parašyta, kad geriams vanduo. Tai bandom net nefiltruot. Bonjour. Bonsoir. Apsimečiau, kad skaitinėjau užrašus. Aš pradėjau kraustytis daiktus ten į krūmus, bet problema ta, kad aš čia šalia tako esu ir girdžiu atein kažkas. Tai nenorėjau aš čia vaizdentis, kad aš ten lendu. Tai apsisukau ir skaitau stendą savo. Plema, čia įdomu, labai aktyvus taks. Atrodo, tai čia iš vis apmiręs viskas. Upsy. Nu va, įsikūriau šabakštynę. Vėl išsiviriau tos sriubytės. Eik tu savo, kai skaniai eina. Taip pamirkai ir valgai.
Labas rytas. Tai jo, ne pati fainiausia nakvynės vieta. Gamtos rezervate įsikūriau ant tako, kažkokiam šabakštynė, žolės bele kokia ilgė. Bet kartais pasitaiko tokių nakvynių. O dabar judu link degalinės, tikiuosi ten rasti oro kompresorių, nes reikia biškį dasipūst padangą. Kaip matėt, pasireguliau stabdžius, nes jau buvo visiškai nusidėvėję, vos stabdė nuo kalnų. Deja, neturim oro. Regis neturim. Užsirezervavau kambariuką Orleans mieste. Tai čia realiai man už 80 km. Tai šiek tiek savo užsibrėžiau tokį didesnį kasniuką. Bet nežinau, kažkaip aš noriu pravažiuoti greičiau tą upę visą. Ir kada galėsiu išvažiuoti vėl į tas atviras erdves. Tai biškį atsišviežinsiu ir šausim link Paryžiaus. Neįsivaizduot, kaip gera, kai tik tais 24 laipsniai ir debesuota. Netgi reikėjo apsivilkti dar vienas marškinius, dar vienas sluoksnį, nes jau šalta buvo. Šitoks vėjukas jaučias. Einu savo, kaip pasilgau. Neprakaituot. Savo pažiūrėkit, kiek jau nukritusi lapų. Kaip man parėjo toksai dežavų jausmas, kaip aš dariau vieną savo pirmųjų dviračių video Lietuvoje dar. Kai važiavau, man atrodo, link Lūksto ežero. Ir ten irgi važiavau tokį tokį ir buvo labai toksai pasidaręs kilimas iš lapų nukritusių. Ir irgi buvo tada ruduo jau. Įdomiai prisimint. Tai jau tada mano vloginimo karjera jau pasiekė 1 metų sukaktį, realiai, beveik, maždaug. Dabar važiuoju, liko 39 km iki mano bookingo ir taip pradėjau galvot apie gyvenimą. Tai galvoju pasidalinti to mintim su jum. Tai va, kai turėjau aš galimybę grįžti į Lietuvą, patraukti šalį savo kelionės, pakankamai netrumpą laiką, sakyčiau, mėnesį laiko buvau be savo dviračio, be nuotykių. Ir tas leido man suprast tokį vieną dalyką.
Aš kelioniai taip, apturiu ir sunkių momentų, ir smagių, lengvų momentų. Ir jeigu pastebėjot, aš savo praeituose vloguose labai kreipdavau dėmesį ir labai išreikšdavau emocijom, kaip aš tame tai jaučiuos. Tai aš labai džiaugiuosi, tai aš pradedu tai nervuotis, liūdėti, verkti. Ir žodžiu, tiesiog imu į širdį kiekvieną įvykį, kuris nutinka. O dabar, grįžęs į kelią, aš kažkaip pakeičiu savo mąstymą. Būdamas namie, aš supratau, kad kai aš nebekeliausiu, kad aš labai ilgėsiuos kiekvieno to momento. Ar tai jis buvo smagus, ar liūdnas, nesvarbu. Man jie visi bus širdį labai svarbus. Ir taip pat laikas namie man leido suprast, kad tiesiog taip turi būti. Tai linksmas momentas, tai liūdnas. Ir čia tiesiog yra nuotykis. Čia tiesiog ir gyvenimas. Šitoks iššūkis tiesiog tave visaip išbandys. Visokių tau dienų atneš. Tai dabar aš tiesiog paprastai priimu įvairaus plauko emocijas. O grįžtant prie žemiškų temų, tai man labai keistas jausmas būt su tuo krūtinės kameros laikikliu, bet neužsektų, kai jis taip maskatuojas. Toks kažkoks jausmas, kaip kad, žinai, į automobilį sėdi ir tu esi neužsisekęs diržą. Kavytės pertraukėlė. Šiandien jau per pietus niekur jau nebestoju į jokias kavinės patisserijas ir taip toliau. Biudžetiškai plius taupom laiką, nes noriu kuo anksčiau atsidurt savo kambarį. Tai va, kol kavykę vėst, reik biškį pratempti kojas. Nes iš vis kažkaip aš jų netampau. Na, aišku, aš ir neminu ten kosmiškų kilometražų, kad ten jos užsipumpuotų. Bet šiandien va tokia rimtesnė diena, tai manau nepakenks. People fall in love in mysterious ways. 21 kils beliko. Nebedaug. O dienelė šiandien tokia turiu. Bet nieko, kol kas bent jau viskas gerai. Sveikatas yra, nuotaikos irgi yra. Normaliai viskas. Pagrindinė to priežastis, aš manau, yra tai, kad nėra mirtinai karšta. Viską tada galėjau daryti. Bet kokią veiklą užsiiminėti iškart. Kitas reikalas. Nepamirškit gert vandenį. O dabar susistabdykit. Eikit įsipilti, atsigerkit ir toliau žiūrėkit. Aš palauksiu. Wow. Net kamera vos aprėpi. Kokia dydžia. Ir kaip akina visą tokią baltą. Atspindi saulė. Eik tu sau, Aš jau čia užknisau jumis savo to gerėjimusi tam bažnyčiam, bet aš nieko negaliu padaryti. Jos tokios gražios. Tiek smulkiausiai detalyčių visur. Bet šita jau tokia, matos, nori renovacijas. Jau apgriuvus biškį, apstatyta apsauginiai barjerai. Nes byra. Bet laikrodis vis dar neblogai rodo. Po 3 biškį. O mums liko 12 kilometrų. Ir bus didžioji diena padaryta. Dar paskutiniam pasispardymui persiką šaunam. Važiuoju, pro laukus visokius žiūriu. Šitie krūmai turi vaisių. Vynuogių.
Paragaukim vieną. Nu gal 2. Kažinė rūgštės. Visai skanės. Visai saldžias. Tik tais mažai mėsos, daug kaulų. Nu gerai, atsiimu savo žodžius. Pavargau jau. Tie paskutiniai 10 km, kaip lėtai eina. Pareini jau visas tas nuovargis. Dar išsiaiškinau, kad tam booking'e, kur pasiėmiau, virtuvės negausiu normaliai. Pagaliau. Labas rytas, turim 11 valandą. Pailsėjau, eina savo, kaip pasigavau gerai. Kokia gera vieta čia buvo. Aš negaliu apsakyti. Taip švaru, naktį buvo vėsu. Ir apskritai, ta palėpė, kur aš miegojau, jin man taip primen vaikystę, senelių sodą. Tokį medinį namelį, kur ten irgi toks pat kvapas būdavo. Nežinau, žiauriai nostalgiška vieta. Aš nebegaliu, kaip man čia patiko. Super, įvertinau 5 žvaigždutėm. O dabar judam link į Orlean centrą, biškį apsižvalgyti. Kai šiaip crazy yra, kai pagalvoju, aš dabar esu prisiparkavęs prie Orleano mergelės statulos ir tai pagalvoju, su jokia motorinė transporto priemonė aš to negalėčiau padaryti, o va su dviračiu yra tokia laisvė, tu tiesiog kaip pėstysis vos ne, belė kur gali privažiuoti, nereiks sukt galvos dėl tų parkingų, nieko, esi laisvas. Sorry, nieko nenufilmavau, bet pavalgiau, pagėriau kavutės ir paliekam Orleano miestą. Judam link Paryžiaus. Iki Paryžiaus 120 kažkur kilometrų, gal 115. Už 2-3 dienų pasieksim. Derint ten galia už manęs. Aš negaliu patikėti, ant kiek daug ką reiškia slėgis padangose. Aš vakar dieną prisipučiu padangas normaliai pagaliau su kompresorium, nes buvo per minkštos. Ir dabar visiškai be pastangų, realiai be vėjo pagalbos, atsipūtęs minu ant 24, ant 25. Aš nesuprantu. Aišku, didelis lygis padangose trukdo, kai turi prastą kelią, tada labai kietai važiuojasi. Barška dviratis. Bet lygi keliu tai pasaka, kai su elektriniu varau.
Tokį turim vakariuką. Labai gera večikė, nesitikėjau tokios gaut šalia kelio, kas man labai patinka. Nereikia daug brautis. Ir vakarieniaujam. Turim čia ožkos sūrę šviežią. Duonikės labai skani. Ir šausim knors ir beikės dabar dar, kad skranduką palepint. Biški vėjas stiprokas, bet šilta yra, tai pats tas prakaitis nežliaugia. Vat, grinai šiandien, atrodo, pabaigiau minimo dieną, bet nesijaučiu, kad reik praustis man. Kas yra labai retas dalykas. Tai pasaka, super. Susitepiau grandinę dviračią, pasidariau dar ten, nusivaliau rankenas, nes visas buvo murzinas ten jau baisiausiai. Nu ir šiaip pasikrapštinėjau dar. Tik va, vienintelis minusas šitos vietos, kad va tų visokių sėklų, kurios kimb prie plaukų, prie drabužių, bele kiek čia daug. Tai nusimato dar pasikrapštymų palapiniai. Be to šiandien įsikūriau pakankamai anksti, kokie 6 valandą jau. Kai įsikūrė anksti, tai man asmeniškai tai prideda tokios ramybės. Aš tada jau realiai pradedu ilsėtis psichologiškai iš karto. Kai viską pasidarys, visą higieną, visus savo mini ritualus, dar iki sutemstant. Tada toks jaučiasi tikras stovyklavimas, tikras poilsis. O kai gaunas, kad tik sutemus randi tą vietą, tai ten toks visas nesibrausęs, daiktai išsimėtę, eini gulti ten dar po prakaitų dažniausiai, tai nelabai faina būna, bet neišvengsi. Kartais taip gaunas, ne pagal planą.